Labadiena visiems. Šiandien spalio 8 diena. Pradedame etikos komisijos posėdį. Pirmiausia, pasižiūrėkime, ar turim kvorumą. Tai aš esu, Kaveckas yra, Mačiulis yra, Sąlygienė yra, Šakočiuvienė prisijungė, Tamošaitis prisijungęs, Jovita yra. Lina Boguševič pranešė, kad serga ir nebus, Algimantas yra. Tai vienintelės Ingridos Volosovos dar nėra, bet jinai prisijungs. Tai viskas, kvorumą turime, tai posėdis būtų teisėtas. Na ir dabar reikėtų mums apsispręsti, ar mes viešinam posėdį, ar jis yra atviras ir transliuojamas viešai, ar uždaras ir netransliuojamas. Kaip? Gali būti ir transliuojamas. Niekas neprieštarauja, posėdis viešas? Gerai, prabalsuojam tada. Kas už tai, kad posėdis būtų viešas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip. Jovita? Taip. Už viešą? Taip. Ir nemačiau. Algis susilaikė? Algis susilaiko. Mačiulis. Taip. Prieš nėra, taigi posėdis bus viešinamas ir transliuojamas. Ir šiandien mes turime darbotvarkėje 3 klausimus. Visi su jais esat susipažinę. Ar kažkokių papildomų klausimų norėtumėte įtraukti į posėdį? Ačiū, neužtenka tų 3. Užtenka tų klausimų. Tai bendrų sutarimų? Taip. Ačiū. Tai pradedame ir pirmasis klausimas būtų nuo praeito posėdžio. Mes atidėjome svarstymą Dariaus klausimo ir grįžtam prie Dariaus. Taigi buvo birželio mėnesį etikos komisijai mero raštas. Mes susipažinom ir pereitą sykį nagrinėjom visą eilę klausimų, kuriuos mes nebegalim nagrinėti ir sustojom ties paskutiniu 2025 metų jojo dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose ir atliktų darbų savivaldybės etnokultūros ir tradicinių amatų centre. Tai pagal mūsų straipsnį ir pranešimą atkreipiamas dėmesys, kad Darius Simonavičius, pažeidžiant įstatymo normas, yra 2025 m. vasario 6 d. Amatų centrui pateikęs pirkimo paraišką, kurios pagrindų inicijuotas viešasis pirkimas dėl ventiliatoriaus gedimo nustatymo ir keitimo. Šiame pirkime taip pat dalyvavo, pats Dariaus įmonė, priklausant jo vadovaujama įmonė UAB Elektros ekspertai. Anksčiau minėta Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro inicijuotą pirkimą laimėjo UAB Elektros ekspertai ir mes gavome dokumentus, pažymas, priedus už atliktus darbus atliktus. Tai visą tai mes turime ir yra vasario 6 dienos pirkimo paraiška 60 eurų ir vasario 10 dienos jau PVM faktūra 51 euras 43 centai. Tai iš tiesų jisai dalyvavo tuose pirkimuose ir atliko tuos darbus. Tai toliau skaitau, jog... Šiaip reikėtų pasitaisyti, ne jisai dalyvavo. Jo įmonė. Jo įmonė. Taip. Jo įmonė UAB Elektros ekspertai. Taigi įstatymo 12 straipsnio 2 dalis numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims ir ginti jų interesų
institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, bet kurioje tos įstaigos sistemoje. Tai čia atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš tiesų buvo jo įmonė atlikusi tuos darbus ir dalyvavusi tame viešame pirkime. Ir čia, reiškia, yra vasario 10 dienos sąskaitą išrašė Darius Simonavičius ir toliau Poškienės irgi parašas. Dabar jau visą tai kiekvienas gavo šitą dokumentą, jūs turėjot galimybę pasižiūrėti. Tai pagal visą tai manytume, kad jis galėjo padaryti pažeidimą viešų ir privačių interesų 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalies ir toliau rašoma dar apie 12 straipsnį. Tai būtų vėlgi 12 straipsnio 1 ir 2 dalis. Kas turėtų pasisakyti, kas galėtų pasisakyti, nes čia dar yra papildytas šitas, reiškia, mero dokumentas, kuriame dar yra kalbama apie tai, kad UAB elektros ekspertai duomenyse yra, kad Darius Simonavičius yra akcininkas nuo 23 metų kovo 9 dienos ir turi paprastųjų vardinių akcijų už 2500, tai yra 2500 akcijų, 1 euro vertės viena akcija. Tai ką dabar jūs susipažinę galėtumėt pasakyti? Aš galėčiau. Taip, prašau. Pasisakyti. Rasa. Aš manau, kad jis nepadarė iš minėtų. Išskyrus, kad galbūt čia reikėjo rekomenduoti ar ne jam tas akcijas pažymėti, bet kaip jūs sakote, jau deklaravęs yra, taip? O kodėl tai nėra deklaravęs? Tai va čia tik rekomendacinius pobūdžių turėtume priminti, kad jis turėtų susideklaruoti. O dabar galiu pasakyti, kodėl, mano nuomonė, jis nepaėmė vieno, todėl kad tarybos narys nebuvo pirkimo proceso dalyvis ir nevykdė jokių sprendimų dėl šio konkretaus sandorio. Aš jau praeitą kartą minėjau, kad tai buvo organizuoti pirkimai, ar ne? Ir tuos pirkimus vertino. Buvo komisija greičiausiai ar nesudaryta ir jie atrinko, kas gali vykdyti tam tikrą paslaugą. Čia apie kairius kalbame. Mes kairius atmetėm, juk pereitas iki ir mes nagrinėjam. Mes turim dėl išmaniųjų stoginių ir suolo komplekso įrangos ir remontavimo pirkimas 24 rugpjūčio 13 dieną. Šitas į mūsų datą dar įeina. Jeigu mes žiūrim dabar į priedus pagal datas ir žiūrim nuo tada, kada priėmėm sprendimą, ar ne, kad mes tiriam, o tai buvo birželio 18, tai kas nuo birželio 18-24 metų visi šitie dokumentai dar įeina į mūsų tyrimo lauką. Tai kadangi tai buvo pirkimo procedūros vykdytos iš administracijos ir komisija dirbo visai kita, niekaip nesusijusi su Darium, Darius įtakos jokios daryti negalėjo kaip tarybos narys šitai pirkimų komisijai, todėl čia pažeidimo būti negalėjo. Ir nėra ir Vilniaus savivaldybės tokia pat praktika, jeigu Vilniaus praktikoje taip yra. Pažeidimu laikytina, kai pats tarnautojas organizuoja pirkimą, kurį laimi su juo susijęs artimas asmuo ar jo darbovietė. Čia egzistuoja, ar ne, aiškiai įtaka, poveikis, jeigu jis organizuotų tuos pirkimus. Bet jis to nedarė. Jo įmonė tik tai teikia, o ta įmonė vadovauja net ne jis. Tai dabar kaip mes paimtume Rolando Kalecko, ar ne, pavyzdį. Irgi iš Rolando žmonos perka pakočius savivaldybėje,
Tai ką, čia irgi analogiškas atvejis, mes turim tirti Rolando atvejį. Bet aš apskritai nesusijęs su tuo, aš neturiu įmonės, aš neturiu, žmona vykdo apskritai individualią veiklą, manęs apskritai niekur nėra, o Darius yra tos įmonės savininkas. Žmona yra tas asmuo, Bet kaip pirmininkė sakė, Darius pasirašė sąskaitą išrašydamas. Čia jau apie šių metų aš kalbu. Tai va, Aš apie kairius nekalbėjau. Nu tai aš kitaip reziumuosiu, ar ne, savo pasisakymą. Kitaip tariant, nematau priežastinio ryšio tarp tarybos nario tarnybinių pareigų atlikimo ir pirkimo vykdymo savivaldybės administracijos. Tarybos narys šio pirkimo sprendimuose nedalyvavo, įtakos nedarė. Tikiu, kad perkančioji organizacija užtikrino interesų konfliktų valdymą, nešališkumo, deklaracijos, nusišalinimo, atsižvelgiant į TEK praktiką dėl priežastinio ryšio būtinybės viešų ir privačių interesų įstatymo taikymų pažeidimų aš asmeniškai nematau. O pirkimo skaidrumo reikalavimai laikyti įgyvendintais iš administracijos pusės. Tai aš niekaip nesuprantu, kaip čia galėtų būti Darius pažeidęs. Čia neina kalba apie viešus pirkimus, čia apie jo įmonės dalyvavimą. Tai jis gali dalyvauti tada, kada jis tų pirkimų neorganizuoja pats. Aišku, kas turėtų kitas nuomonės. Nes aš rašysiu atskirą nuomonę. Mes jau Rasa pereitą sykį. Dabar kalbėjau apie tai, kad 25 metų vasario mėnesį jis dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, jo įmonė dalyvavo ir atliko sandorį etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Apie tuos dokumentus aš čia ir kalbėjau. Tai aš ir sakau, kad jis neorganizavo pirkimų, organizavo ar ne amatų centras. Jis nedalyvavo toj komisijoje. Komisija buvo sudaryta iš atskirų žmonių, nesusijusių su dar. Tai jis niekaip negalėjo paveikti to sprendimo, kad pirkti jo paslaugą teikiamą. Čia va tada būtų sumaišyti interesai, jeigu jis būtų paveikęs ir ten buvęs toj komisijoje. Bet jo toj komisijoje nebuvo. Čia kaip Rolandas organizuotų pirkimus ir, tarkim, kokią nors giminaikus apie Tamošaitį, organizuotų mokykloje pirkimus, nors giminaitis pateiktų, suprantat, pasiūlymą ir Rolandas priima sprendimą, kad tas giminaitis gali teikti pastatą. O tada tai būtų viešų ir privačių interesų sumaišymų. Šiuo atveju nėra. Dabar dar kartą perskaitysiu viešųjų ir privačių interesų 6 straipsnio 1 ir 3 dalis, deklaruojančio privalo, čia būtų, čia dėl šitų, taip, akcijos tam būtų, kurių jis nepateikė. Tai deklaruojantis asmuo privalo nurodyti šios duomenys, savo vardą, pavardę, asmens kodą, pareigas, dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietės ir 3 duomenys apie juridinius asmenis, kuriuose jo sutuoktinio, sugyventinio partnerių turimų akcijų suteikiami balsai visuotinėme akcininkų susirinkime turi įtakos. Vienintelis akcininkas yra, tai čia mes pagal tai tikrai pritarčiau, kad mes turėtume jam rekomenduoti, kad jis turėtų papildyti, atnaujinti savo viešų ir privačių interesų deklaraciją. Bet 11 straipsnio 1 ir 2 dalis skamba sekančiai. Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti. Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybinės pareigas, jeigu atliekamos
tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais. Tai yra susijęs su akcinė bendrovė. Ir trečiasis, institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba kitas į pareigas priimtas ar skiriamas subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija, kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys, vadovaudomiesi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotų rašytinių sprendimų, gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau dalyvauti. Tai čia turėtume atkreipti dėmesį, kad bet kokiu atveju, kai interesai yra piniginiai, tavo kažkokios įmonės finansuojami, tai šituo atveju dėrėtų nusišalinti. Tai jo ir nebuvo toj komisijos. Čia ne apie komisiją, čia apie tai, kad pinigai pareina jam. Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nurodo, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti ir dalyvauti šitoje. Ir bet kurioje jis dirba ar įstaigų sistemoje, kadangi savivaldybė finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrą, jinai yra biudžetinė įstaiga, tai jinai priklauso, aišku, savivaldybės įstaigų sistemai ir finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Tai čia šitoje vietoje kaip ir būtų nusižengimas. Prieštarauju ir aš tikrai rašysiu irgi atskirą nuomonę, jeigu ta prasme bus priimtas sprendimas, kad nes jis nedalyvavo toj komisijoje, kuri vertino paraiškų, ta prasme to pirkimo paraišką. Vertino visai kita komisijos sudėtis, niekaip nesusijusi su darymu. Judita Šakočiuvienė. Aš tik dar norėčiau pakomentuoti viešųjų ir privačių interesų įstatymo 13 straipsnį. Pirma dalis, kur yra sakoma, kad asmuo dirbantis valstybės ar savivaldybės tarnyboje, tai čia yra tarybos narys, į tą patį patenka, negali naudoti savo pareigų, galių ir vardo, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai sukeltų interesų konfliktą. Tai, sakykime, kas gali paneigti, kad jo įmonės dalyvavimas, kadangi dalyvauja jo įmonė ir ta komisija, kurią labai jūs Rasa akcentuojat, tai tikrai žinojo, kas yra akcininkas tos, tai, žodžiu, nereikėtų dalyvauti tokiuose pirkimuose įstaigoms ir ypač, kada yra pasirašoma sąskaitos faktūros ar sutartis paties tarybos nario vardu. Tai čia, ir įstatymiškai, teisiškai nekaip atrodo ir galų gale neetiška yra. Nes ir politiko elgesio principas padorumas irgi kalba apie tai, kad vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos. Tai čia, kas gali paneigti, kad tarybos nariui geriau prieinama informacija, kokie konkursai vyksta savivaldybės įmonėse, įstaigose. Tai, Judita, bet čia mano galva nereikėtų dalyvauti, jeigu jis akcijų nėra niekam perleidęs, yra oficialus akcininkas. Tai jam nereikėtų dalyvauti savivaldybės įstaigų pirkimuose. Taip, ačiū. Rasa. Oponuoju jums, nes, iš tikrųjų, tai yra pirkimų komisijos kompetencijoje spręsti, kas pirkimus laimi. Ir jeigu jo toj komisijoje nėra, tai nėra ir sumaišyta viešų ir privačių interesų. Sąžiningumo dėlį reiktų pasakyti, kad... Gal gali etikos kodeksas koks nors būti, bet čia tai nėra pažeisti. Sąžiningumo dėlį reiktų pasakyti, kad jis savo ruožtu šiek tiek gelbėjo etninės kultūros ir tradicinių amatų centrą, nes ten sugedo ir jis kaip ir
pagelbėjo. Bet jis iš tiesų šitoje vietoje vis tik tai sumaišė viešus ir privačius interesus, nes jojo kaip tarybos nario įmonė atliko tai. Ir tai yra savivaldybės įstaiga. Tai šitoje vietoje manau, kad Tai palaukit, mes kaip tarybos nariai su savivaldybė tada jokių santykių turėti negalim. taip ir yra. Tai jau kodėl mes dirbam savivaldybės įstaigose? Ta prasme, Gerai, bet mes nusišalinam, kada su tom įstaigom susiję dalykai yra sprendžiami. Bet jūs gaunate atlyginimą. Mūsų giminaičiai dirba. Aš žinokit, Ada, šitoje vietoje labai nesutinku. Artimi giminaičiai, taip pat jeigu yra susijęs su artimais giminaičiais, juk va, pamenat, Motiejūnas nusišalina, jeigu sesuo dirba ir kažkas tai tokio. Tai yra vis tiek. O čia, žinokit, ir tarp žmonių, kaip sakyt, žmonėm iš pašalies rinkėjam atrodo, negražiai, kada tarybos nario įmonė vis laimi kažkokius tai pirkimus, dalyvauja, tai galų gale kenkia ir reputacinė žala yra daroma savivaldybės tarybai. Kada tokios įmonės akcininkas, savininkas, būdamas tarybos nariu, dalyvauja pirkimuose ir jos laimi. Tai patikėkit, žmonėm nepaaiškinsi, kad komisija buvo nešališka ir labai viską įvertino iš tikrųjų. Tai, mano galva, tikrai nereikėtų šito daryti. Tai aš tai dar norėčiau pridurti, kad Ingrida. tai yra tikrai komisijos kompetencija. Atsiprašau, man blogai girdisi. Aš nelabai supratau Ingridos, čia eina kalba apie viešų pirkimų komisiją. Taip. Tai Judita kaip ir minėjo, kad čia komisija, vienu žodžiu, kadangi tarybos narys ir visa kita, galbūt žinojo, galbūt ir nežinojo, sakykime, ir tai pagaliau tai yra komisijos kompetencija. Jeigu jinai yra sąžininga, tai aš nemanau, kad jinai galėjo priimti jam palankų sprendimą. Tai pats Simonavičius, jis nedalyvavo toj komisijai. Bet jis dalyvavo kaip sakyt, pirkime, jis pateikė Jis atliko jo įmonė. visus tuos gedimus, pirko ir taisė. Nes jisai, tikrai yra sudėtinga, bet tokios, aš būdama jo vietoje tikrai niekada nedalyvaučiau jokiam pirkime, kada yra savivaldybės įstaigos. Nes kaip dabar yra, bet jis, pavyzdžiui, nusišalina, kada yra sprendžiami dalykai susiję su autobusų parku, kurių jis turi sutartinių. Bet jisai kitų įstaigų, sakykime, juk jis nenusišalina, kada mes dėl to paties, kad ir etninės kultūros amatų centro atžvilgių kažkokius naudingus sprendimus priimam. Jisgi nenusišalina, jis taip pat priima. Ir po to, po kiek laiko jis dalyvauja pirkimuose. Suprantam, visi esam žmonės ir suprantam, kaip gali komisija, kaip sakyt, priimdama sprendimus atsižvelgti ir į tą dalyką. Aš nesakau, kad tai ne ten korupcija ar kažkas tai, bet čia daug visokių kyla ir geriau nereiktų tokių dalykų daryti, kad nekiltų, bet visokių dalykas, kad jisai gelbėjo savivaldybę. Reiškia, jeigu taip išeitų, jeigu mūsų savivaldybė degtų ir eitų tarybos narys, jisai negalėtų padėti gesinti jos. Na čia šitoj vietoje tikrai yra šiek tiek pateisinama, kad jisai gelbėjo tą situaciją, bet turbūt kaip verslininkas jis galėjo turbūt šitą situaciją išspręs galbūt šiek tiek kitaip. Čia tas sprendimo būdas jojo iš tiesų negeras. Ką Rolandas Tamošaitis mąsto šiuo klausimu? Aš irgi klausaus čia visokių tų pamastymų. Aš nesutinku, kaip Rasa sako, kad jisai nedalyvavo vertinime paraiškų, bet jis dalyvavo kaip rangovas, kaip pateikėjas. Todėl mes žiūrim
ne į tai, kas vertino tas paraiškas, bet žiūrim, kas jas pateikė. Todėl, aš palaikyčiau Juditos pusę ir nesutinku su Rasos pasakymu. Ačiū. Algis Mačiulis. Labą dieną. Taip. Labą dieną visiems. Tai čia labai daug buvo pasisakančių, tai argumentuotai išdėstė. Man tik tai belieka labai trumpai pasakyti. Čia emocinė pagelbėjimo šiuo atveju visiškai neveikiama. Tai yra sveikintinas, tai biurokratija, tai yra ekonomika, šalta kaip ledas. Yra dokumentai, yra pasirašyta, tai net nebuvo deklaruota privačių interesų, tai čia net ginčų nėra. Mano kala tai yra pažįsta. Ačiū. Ir Algimantas Lacis. Mano nuomonė tokia, jis yra politinis asmuo, jam galioja įstatymas vengti viešųjų privačių interesų. Jo įmonė yra, jisai dalyvauja, pas parašus kažkur tai padeda ant sąskaitų, tai manau, kad jis yra tikrai pažeidęs. Nes jis kaip tarybos narys, įstatymą žinantis, turi žinoti įstatymą, tai turi nusišalinti, o jis to nepadarė. Mano tokia nuomonė. Nuo ko nusišalinti? Nusišalinti nuo dalyvavimo. Dalyvauja, šis kaip įmonė tokia. Nes jis tapo prasdarys. Teikia paslaugą. Bet tai yra finansiniai ryšiai. Tai yra finansiniai ryšiai. Mes turim nedirbti savivaldybės įstaigose būdami tarybos nariai. Bet irgi tai darbo užmokestis yra. Kaip išvengti privačių interesų? Vat ir tas žodis parašytas. Tai turi išvengti jų. O jis dabar turi šitą tą turi. Vilniaus savivaldybės atvejus pasižiūrėkit ir pamatysit, kaip mes neteisingai vertinam situaciją. Tai prašau, Algimantai. Ne, tai dabar čia nežinai, jau kartuojamas. Tai vienas žmogus sutinka, kitas ne, tai gal. Jeigu turim krūvą, kaip minėjau, aukštamžiaus 4 Seimo narius, tai buvo jie teikia įstatymai pakeitimus ir tada mums bus mažiau ginčų. Tai viena, toliau kita, ten vienoje savivaldybėje vienaip klysta, kitoj savivaldybėje kitaip klysta, o mes paimam, skaitosi, čia ne pirmas atvejis toks, ten kitur yra kitaip. O ateina po to atsakymas iš steko, pacituojama teismų praktika ir mūsų visas, kaip sakyti, darbas nueina kam. Tokiam rezultatui. Taip, tai čia reikėtų išskirti 2 dalykus. Pirmas dalykas dėl dalyvavimo viešuose pirkimuose etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Ir antra dalis akcijų deklaravimas. Tai būtų 2 klausimo dalys. Tai balsuosim atskirai už kiekvieną. Tai išgirdom 2 nuomonės, kad remiantis 11 straipsnio 1-2 dalimi ir 12 straipsnio 1-2 dalimi, jis pažeidė viešųjų ir privačių interesų įstatymą. Kas už tai, kad pažeidė? Atsiprašau, Ada, Nematau jo vitos. viešųjų privačių įstatymų jūs straipsnius turite omenyje. Taip, viešųjų ir privačių. Katrą punktą, nes yra 2:11 įvardėtas. Va tik ką įvardėjau, ar jūs klausot, ar jūs neklausot. Dar kartą pakartoju, kad pažeidė 11 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 12 straipsnio 1 ir 2 dalis. Nes jis neturėjo tos teisės atstovavimo, tai būtų 12 straipsnio 1 ir 2. Teikimų, jis negalėjau teikti paslaugos. 12 straipsnėje yra taip.
parašyta. 13 straipsnio pirmos dalies trečią Tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti ir savivaldybės arba jos institucijos įstaigai, tai yra atstovauti ir teikti paslaugą. Tvarkydamas, taip antras, tvarkydamas reikalus, iš kurių jis ir jam artimi asmenys gauna bet kokių pajamų. Tai čia yra tas atlygis, apie kurį aš kalbėjau ir įvardinau sumas. Ir toliau tvarkydamas reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose jis ir jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10, čia akcijos, jau ne. Tai, jo. Tai viskas tvarkoj. O 12 to. Jam artimi asmenys perka. Nu, nesuplakim du dalykus. Tai dar kartą ir 11 straipsnio deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant, priimant sprendimus, tai yra perkant, reiškia tą paslaugą, ir atlikti kitus su tarnybos pareigomis susijusius interesus. Ir toliau apie šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytais atvejais prieš atlikdamas tarnybinės pareigas ar pradėjęs jas eiti, deklaruojantis asmuo privalo informuoti institucijas, įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba kitas pareigas priimantį ir skiriantį subjektą. Taip, trumpinu trupučiuką, ir asmenys, kurie kartu atlieka tarnybinės pareigas ir pareikšti apie nusišalinimą. Nu, šiuo atveju nedalyvavimą toliau atliekant tarnybinės pareigas. Tai būtų, sakau, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 12 straipsnio taip pat 1 ir 2 dalis. Tai dar kartą, nors suskaičiavai? Aš tik suskaičiavau, kad 6, bet nemačiau. Yra 6, Jovitos nemačiau. Tai 2 mačiau, kad nekėlė, tai tada man sueitų. Tai dabar... Aš laikau irgi, kad pažeidė. Jovita irgi 7. Kas susilaiko ir kas prieš? 1. 2. Taip. Ir antra klausimo dalis, vis tik tai dėl jojo akcijų, tai čia siūlyčiau rekomendaciją, rekomenduoti atnaujinti deklaraciją, papildant akcijų, vardinių akcijų skaičiumi. Tai šitą bendrų sutarimų rekomendaciją galime priimti. Visi pritarė, taip? Pritariu. Nesuklydę, tai šiaip reikėtų visus peržiūrėti. Taip. Tvarkoj. Tai šitą klausimą mes kaip... Taip, prašau. Kokią mes rekomendaciją jam turim, tai jis pats turi žinoti. Nu, mes matom, kad jis to nėra padaręs, tai vis tiek būtų kaip ir gražu jam priminti, teikti rekomendaciją, kad jis papildytų tą vietą, kur reikia pažymėti, kad jis turi 250 akcijų, nes jis vienintelis akcininkas šitos savo įmonės. Paslaugų biuras, kad teikti ją. Bet mes galim, mus buvo taip ne visiškai gerai mūsų teisininkė nuteikusi, kad mes negalim teikti jokių rekomendacijų. Mes galim teikti rekomendacijas ir turim teikti rekomendacijas, jeigu matome, kad kažkokie tokie ne visiškai, sakykime, stiprus pažeidimai yra. Tai kaip ir su šito klausimu būtų viskas, dabar mes turėsime parašyti per 3 dienas ir išsiųsti Dariui sprendimą. Per 5? Darbo 5. Per 5 darbo dienas, atsiprašau. Tai pereinam prie antrojo klausimo, o antrasis klausimas būtų dėl pereitą posėdį pradėto klausimo Motiejūno kreipimosi į FTECą dėl to, kad mes nepradėjom tyrimo mero atžvilgiu. Tai FTECas patikslino ir dabar paprašėm, kad būtų
patikslintas, reiškia, mums Motiejūno raštas, kokius jis iš tikrųjų, kuo remintis, ko jisai, kokiais straipsniais remiasi, nes jo tas skundas buvo toksai, apie daug dalykų surašant, pateikė, reiškia, prašau, nešališkumo, sąžiningumo ir visokius principus prie kiekvieno iš pateiktų klausimų. Visi gavot iš Vyriausios tarnybinės etikos komisijos raštą, kur mūsų irgi prašo patikslinti, pasižiūrėti ir pradėti šiuo klausimu tyrimą. Tai mes paprašėm, kad patikslintų gerbiamas tarybos narys, bet visi patikslinimai jo tokie kaip ir iš pirmojo rašto, ar kas nors ką nors naujo pastebėjote. Ar čia niekas jų neskaitė, Motiejūno rašto, ir visi taip laukia, kas ką čia pasakys? Judita, garso nėra, įsijunk mikrofoną. Taip? Atsiprašau, bet aš, pavyzdžiui, irgi susipažinusi, kaip tam žaidimu, rask 10 skirtumų, tai aš neradau. Taip. Tai mes tada galbūt eisim per visus ir bandysim žiūrėti, nes mes turėtume pradėti tyrimai, reiškia, šiuo klausimu, o kad pradėti tyrimą, tai turim susirinkti visą medžiagą. Mes paprašėm patikslinti, patikslinimo rimtesnio nėra, tai dabar tiesiog turim kažkaip visi nagrinėti. Aš suprantu, mes kalbam apie tą patikslintą, tai jisai nieko čia nepatikslinęs. Tai aš tik ką pasakiau. Tai jis tik tai parašė. Daug oponentas jo neįpareigoja tai daryti. Tai čia visiškai yra mano galva nesusipratimas. Tai daug dalykų yra, kur nei manęs, nei jūsų niekas neįpareigoja, bet mes elgiamės. Yra tam tikrai principai, kas liečia ir vidinę pusę, ir moralinę, ir taip toliau. Tai mes čia nieko naujo neturim. Tai tada turime... Aš manau, kad dabar turėtume eiti pagal kiekvieną gabalėlį. Mes, pamenat, pačiame pirmame, kur mes nepradėjom tyrimo, mes žiūrėjom tuos įrašo gabalėlius ir tada mes nutarėm, kad tyrimo nepradedam. Bet žinot, situacija kokia? Vteko rašte nėra teisinių pagrindimų, mums rašo. Vadinasi, dabar reikės teisinių pagrindimų į kiekvieną punktą. Reikės labai teisiškai visą tai parašyti. Tai kai kur aš manau, kad galbūt mes prašysim mero paaiškinimų, dar kažkokių, gal kažko, todėl kad tyrimas turėtų būti atliekamas, nes Motiejūnas dėl to ir kreipėsi į Vteką, kad pradėtume tyrimą ir tirtume ir nagrinėtume. Jis vis tik tai nesutinka su daugeliu klausimų ir tada aš labai trumpai pabandysiu eiti pagal kiekvieno, jūs kiekvienas pasakysite savo nuomonę tais dalykais. Tai jis kalba apie tai, kad kovo 25 dieną tarybos posėdėje tarybos nariui buvo trukdoma tinkamai vykdyti savo pareigas, taip pat pažeistos Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatos. Jis daugiau remiasi ne etikos komisijos, bet valstybės politiko elgesio kodeksu. Taigi, dėl 4 klausimo svarstymo, kuomet buvo kalbama klausimas dėl Šermukšnių ir Pylimo gatvių pavadinimo suteikimo Raudėnų seniūnijoje, pamenate, tuomet seniūnas Antanas Venskus pateikė, tai šio svarstymo metu pasisakiau, laikydamasis reglamente nustatytos 5 minučių pasisakymo trukmės, aiškiai išdėstydamas savo poziciją. Tačiau meras Česlovas Greičius be objektyvios priežasties ėmė trukdyti mano pasisakymui, pertraukė, įsiterpė į kalbą, neleido užbaigti minties.
tokie veiksmai vertintini kaip trukdymas vykdyti tarybos nario pareigas ir mano kaip tarybos nario viešas menkinimas. Tokiu savo elgesiu meras pažeidė kodekso 4 straipsnėje įtvirtintus padorumo, nešališkumo bei sąžiningumo principus. Ten iš viso, jeigu neklystu, kiek dabar tų principų 10 yra, ne? 9. Tai suskaičiuosim. Bet yra Čia. Ne, tai viskas buvo čia varsta. 9. Tai jis įvardina štai tokius. Bet aš noriu pasakyti, kad vis tik tai, jeigu jūs gerai prisimenate tą posėdį ir tą momentą, jis kėlė klausimą, kad negalėtų būti pylimo pavadinimas, nes tai yra, kaip jis sakė, tarybinis atributas, dar iš tarybinių laikų čia likęs toks pavadinimas. Tačiau iš tiesų pylimas yra lietuviškas žodis, kuris reikštų kažką panašaus į sankasą. Pylimai yra ties geležinkeliais ir daug kur ir šiais laikais naudojama, ir Vilniuje yra Pylimo gatvė, ir tai nėra kažkoks sovietinis atributas. Ir šitoje vietoje aš nemanau, kad meras pažeidė šitą, reiškia, straipsnį. Aš manau, kad jis kaip tik naudojosi mūsų reglamento 78 straipsnio, tuoj pasakysiu, kurį 6 punktu, kuris skamba: gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės. Tai savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkas, tai yra meras, gali įspėti kalbėtoją, nutraukti jo pokalbį ir taip toliau. Tai ar čia neparašyta ir taip toliau, gali tik įspėti. Perskaitykit visus, rasam. Perskaičiu, pasibraukome. Taip. Ir kitus, kuris gali net mikrofoną išjungti. Pareiškė tarybos nariams, 8. Pareiškė tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko reglamento, jeigu triukšmauja, įžeidinėja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jis gali pareikšti ir pastabą, ir net pašalinti. Taip, o dabar dėl šitų jo paminėtų Motiejūno principų elgesio, reiškia, kuriuos pažeidė jis, kur mini padorumo, nešališkumo ir sąžiningumo. Tai pažiūrėjus į apibrėžimą šitų principų, dovanokit, bet aš negaliu sutikti, kad ką galėjo pažeisti, sakykime, dėl padorumo principo, kuriame eina kalba apie tai, kad elgesi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gauti pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos. Kaip tai susijęs su tuo, kad jis įspėjo jį, kad jis nebegali jau pasisakyti. Prašymas elgtis pagal reglamentą netitinka šito padarumo principo, tai aš nelabai suprantu. Kur Vaclovas išvelgė, kad jis pažeidė šitą principą. O nešališkumo vėl neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat yra objektyvus priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo. Tai kur čia iš tų dalykų meras netitinka jo elgesys? Tai čia Vaclovo aš labiau žvelgčiau išankstinį nusistatymą prie žodį pylimas. Aš jau gavau pastabą, kad mes nepaskelbėm, kad mes pradedam tyrimą, o dabar nagrinėjam. Tik aš maniau, kad čia mes turėtume galbūt jojo labai daug klausimų ir kad galbūt mes turėtume truputėlį apsispręsti ties kuriais klausimais mes tirsim giliau. Kaip jūs manate? Aš galiu paklausti. Taip. Man irgi tas klausimas. Visų pirma,
ar mes neturim visų pirma nutarti, ar pradedam tyrimą ir tada mes turim vėl laiko pakankamai išsianalizuoti, įsigilinti. O kitas klausimas, ar aš kažką painioju, ar čia yra tie dokumentai, kurie mums atėjo dar vasaros metu ir kur yra atsakymas iš Vteko ir kur yra išnagrinėtas kiekvienas punktas. Ten išnagrinėta, kad mes visą tai turėtume tirti, kad nepakanka. Ir aš nedalyvavau paskutiniuose, man atrodo, posėdžiuose, tai gal nelabai suprantu, o ką dar reikėjo patikslinti, nes ten tiek buvo viskas išsamei Vteko išnagrinėta. Vteko Jovita, kur yra atėjęs, tai tuoj paskaitysiu paskutinį, reiškia, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybės, prašo, reiškia, naikinti jis Vteko šitą mūsų sprendimą, o Vtekas mums sako, kad mes neturėjom teisės atmesti. Nepateikusi jokių faktų, argumentų, įrodymų, teisinio pagrindo, kuriuo remiantis laikė, kad, reiškia, tai, kur aš dabar pasibraukus net buvau. Vteko atsakymas juk yra, kad mes neturėjome teisės atmesti. Ne, Vtekas... Mes turėjome pradėti ir neturėjome teisės atmesti, turėjome pradėti teisiškai, reiškia, tą visą tyrimą. Tai mes... Ada, aš labai atsiprašau, bet Vteko, aš dabar irgi ieškau, kažkur prapuolė, mano nerandu nei čia, nei čia. tą atsakymą, bet aš gerai pamenu, kad ten atsakymas buvo toks, kad mintis pagrindinė, kad mes nepakankamai argumentavome arba ne taip argumentavome atsisakymą pradėti tyrimą. Tai arba mes jį argumentuojam tinkamiau, arba mes pradedam tyrimą. Vtekas tiesiog naikina mūsų sprendimą. Ir mums šiandien reikia apsispręsti dėl to, ką mes darom. Kad mes privalom pratęsti, privalom, ir tada mes turim ieškoti arba vienokių, arba kitokių argumentų. Jo, arba mes argumentuojam tinkamai, jeigu turim, aš kol kas nežinau, mes neturim teisininko, kokius tuos argumentus tinkamai argumentuoti nepradėjimą, arba tada pradedam ir išnagrinėję priimam išvadą vieną ar kitą. Paklausykit, Šišon. Aš galvočiau. Skundą patenkinti, panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sprendimą įformintą gegužės 5 dieną raštu tokiu dėl pateikto kreipimosi ir įpareigoti etikos komisiją iš naujo nagrinėti klausimą dėl Vaclovo Motiejūno kreipimosi. Tai mus taip, ir šiandien mes turim nutarti, kad pradedam nagrinėti. Nebūtinai. Jeigu mums Vtekas nurodo. Kodėl mes jo nepradedam, bet tinkamai ne tais argumentais, kuriais pirmąjį tą sprendimą, reiškia, priėmėm, kad nepradedam. Jeigu turime argumentų, tada mes tinkamų galim. Šioje vietoje noriu pasakyti, kad aš tikrai trečiuoju klausimu pasisakydama dar pasakysiu, kad matyt pribrendo reikalas man palikti šitos komisijos postą ir tada visi teisiškai galėsite tikrai parašyti tinkamus sprendimus, priimti juos tinkamus. Nes arba mes pradedam, arba Judita, kaip suprantu, parašys teisiškai tinkamai, kad šitas sprendimas mūsų nepradėti. Aš ir sakau, kad mes būtumėm turėję tinkamą argumentų, bet vienas iš būdų yra, nes jie ten savo tam rašte tą ir akcentavo, kad neargumentuotas mūsų atsisakymas pradėti tyrimą. Tai arba mes pradedam argumentus tinkamus, arba pradedam tyrimą ir darom išvadą. Pagrindinis yra nurodymas ir esminis gale, kad mes neturėjom teisės atmesti. Ir jie išnagrinėję yra kiekvieną punktą. Ir antras dalykas, aš galvoju, kad mums tikrai nereikia nagrinėti, ar pylima savoka sovietinė ar nesovietinė. Ne apie tai eina kalba visam tam rašte, mano supratimu. Kalba eina apie sekundžių tikslumą, kada galima pertraukti, kokioje situacijoje galima pertraukti.
Ir mes turime analizuoti ir nagrinėti, bet šiai dienai mums užtektų priimti sprendimą, kad mes turime atlikti tyrimą. Čia mano nuomonė. O tada apimtį kaip nustatysim, kokia apimtim? Kaip apimtim, nes jeigu mes pradedam tyrimą, Bet, mes turim pasakyti, nes teiksim, taigi, kad meras šiuo atveju, jeigu bus priimtas, kad pradėti tyrimą, rašysim etikos komisija rašo raštą merui šiuo atveju, kad jisai teiktų paaiškinimą, mes negalim parašyti bendrai, turim parašyti, ar tai kodekso, va čia paminėjo 4 straipsnio, 2, 3, kokia apimtim, ar reglamento, kokį straipsnį galimai pažeidė. Mes turim įvardinti. Todėl aš kažkaip ir norėjau pereiti per visus klausimus, kad ką aš ir pasižymėjau ties kiekvienu, kur mes... Taip, prašau. Nes mes turim dokumentą, testinės institucijos, kuriame, kaip sakoma, įsakmiai parašyta, kad reikia tą dalyką kartuoti. Jolita, aš taip galvočiau į tavo šnekėjimą, kad mes kito kelio neturim. Jeigu mes nesutinkam, mes galim atlikę tyrimą tą patį. Ir galim su steku ten vargti, kiek mums čia patiks. Ar ką nors ten dar. Bet dabar čia yra praktiškai dokumentas, kuris mums rodo daryti. Bet tada, reiškia, turim pradėti tyrimą visais jojo šitais klausimais ir tada sekančiai. Bet mes čia diskutuojam, ar pradėti ar nepradėti. Mes galim nesutikti, bet mes vis tiek turim, čia yra biurokratija. Taip, bet pastaba mums reiškia, kad kokia apimtim mes turim pradėti. Nes mes merui turėsim vis tiek, prašysim jo paaiškinimo, arba tada mes merui turėtume visą šitą persiųsti ir paprašyti atsakymų į kiekvieną iš tų situacijų. Mes nedavėme merui atsakymų. Ne. Motiejūnas patikslino. Mes pereitas iki paprašėm, kad mes neturim tiek daug medžiagos, čia bendrom frazėm parašyta, bet jis tą patį ir pakartojo bendrom frazėm. Tai gerai, yra 3 klausimai. Ar aš galiu kalbėti? Prašau. Tai gerai, yra 3 klausimai. Dėl 4, 12 ir 31. Taip, čia yra šitie klausimai. Taip, tai mums reikėtų dėl pasisakymo, ar ne, kadangi čia buvo, tai mums reikėtų užduoti klausimą, kokie pasisakančiojo žodžiai ir mintys sukėlė abejonių, dėl kurių nutraukė pasisakymą. Ta prasme, meras turėtų apginti savo supratimą, kodėl jis nutraukė. Tada dėl klausimų, čia būtų 12 klausimų, ar ne? Tada būtų kaip ir kokiais kriterijais vadovaujantis buvo neleidžiama klausti antrą kartą. Taip. Ar tai nebuvo čia sąžiningumo principas pažeistas? Nes mes iš tikrųjų etikos kodeksą 4 straipsnį prieitume ir tik tai tiek. Tai kokiais, kodėl neleido, nepasisakyti antrą kartą? Reglamento 78. Taip. Nes čia vėl, taigi yra elektroninė sistema. Kodėl nesivadovavo elektroninė sistema? Elektroninė... Tai tegul atsako mes, nes jis vedantysis buvo posėdžių. Ne mes jį teisinam arba bandom išteisinti, arba ten paaiškinti, kodėl jis taip pasielgė. Tegul jis pats atsako. Reglamente apie elektroninę sistemą juk nėra, mes jau apie tai kalbėjom, bet nesvarbu, gerai, toliau. Mes galėsim kažkokią daryti išvadas. Ir tada, kas dar mūsų buvo? Dėl neteisingai įvardinto. Dėl neteisingai. Nereikia šito. Reikia. Atsiprašau, paskaitykit, ką Vaclovas tame, aš bent turiu po akim šitą patikslintą jo. Jis rašo taip, aptariamame kontekste pabrėžiu, jog neprašau etikos komisijos ginti juridinės asmens Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ar politinės partijos dalykinės reputacijas. Aš prašau pradėti ir atlikti tyrimą dėl mero elgesio aptariamame kontekste bei priimti atitinkamą sprendimą. Tai ir toliau yra, ko jisai prašo. Jis prašo
keturių taip dalykų pirmiausia ir yra, ko jis prašo pradėti ir atlikti tyrimą dėl mero Česlovo Greičiaus galimai padaryto imperatyvių reglamento nuostatų, taip pat kodekso nustatytų valstybės politiko elgesio principų bei kitose teisės savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui nustatytų reikalavimų pažeidimo. Tai aš manyčiau, kad mes šitą tik ir turėtume. O toliau, kai jis ten prašo konstatuoti, tai čia jau, mes žiūrėsim, konstatuosim ar ne. Tai... Bet dabar žiūrėkit, reglamentas tai yra 178 punktai reglamento nuostatų, kurių... Tai šitų nuostatų, kuris kalba tame rašte dėl... Parašyta, kurios nuostatos iš reglamento. Aš ten ne vienos neradau. Čia yra... yra reglamente nustatytų, kur yra čia dėl pasisakymų. Pirmam, pavyzdžiui, klausime. Tai mes tada ir turėtume dėl šito išnagrinėti, jeigu pradedam tyrimą, dėl nustatytos pasisakymo trukmės, čia sakykime, ar pažeidė ar ne. Paskui dėl, čia kas yra dar ataskaitų, ką jis tam padarė. Dėl klausimų, ar ten buvo klausimas jau per daug, ar dar ne. Tai čia reglamento nuostatos. Ir čia tada trečias jau yra čia dėl frakcijos, kad ne taip, bet jis toliau kaip ir šito nebekelia, kad mes ten gintume. Taip, prašau. Man atrodo, mums reikia iš reglamento žiūrėti 78 su punkčiais ir 84. Pagal jau tus pirmus du klausimus. Tai tada čia kaip ir jau iš reglamento turėtume apsisprendę būti. Nes ką tarybos posėdžio pirmininkas, taip, funkcijos yra, jis jas atitiko. Taip. Ir tada 84. Ar buvo suteiktos visos galimybės, o tada jau etikos kodeksas ne. Kodėl nebuvo suteiktos? Jeigu nebus. Tai tada formuluojam klausimą ir bandom balsuoti. Kas už tai, kad būtų pradėtas tyrimas Vaclovo Motiejūno skundo, reglamento 78 ir 84 punkto ribose ir pritaikant viešųjų ir privačių politiko etikos elgesio kodekso. Ketvirto straipsnio. Čia ketvirtą imam jį visą, nes jis ten yra platus. Bet jis yra nurodęs, atsiprašau, Ada, jis yra nurodęs dėl to pavadinimo nekaip pateikimo, jis principus 3 yra įvardyjęs to. Yra 4, 2 Vienur 3, kitur daugiau, tai tada gal galim imti visame bendrame, nes ten visi 9 padorumo principai. Iš 9. Jo, gal ir tada nesiplėsti, tos 4 nurodė, tos 4 žiūrėti. Gerai būtų tuos 9 peržiūrėti su atmetimo būdu, bet jeigu jisai pats nurodė 4. Jo, tikrai 4, vienoje vietoje, kitoje 3. Tai mes dabar priimdami sprendimą turim įsivardinti, nes turėsim informuoti, paprašant paaiškinimo, kuo yra kaltinamas, kaip sakyti, konkrečius, ką yra pažeidęs. Tai mes turėtume juos įvardinti. Teisingumas. Taip, 4 principai ir... Tai tuomet pradedam, balsavimui teikiu, kad pradėti tarybos nario Vaclovo Motiejūno skundo nagrinėjimą apimtimi politiko elgesio kodekso 4 straipsnio pagal 4 punktus ir reglamento 78 straipsnio su visais papunkčiais ir 84 straipsnio. Šitokia apimtimi pradedam tyrimą. Kas už tai, kad
pradėtume tyrimą šitokioje apimtyje Vaclovo Motiejūno skundo tyrime. Jovita. Jovitukai atsiliepk. Jinai kitam posėdį dalyvauna irgi. Nu, atitinka laikas, jinai kalbėjo apie tai. Tai tada šiuo klausimu susilaikius bus Jovita. Šiaip jinai kalbėjo apie tai, kad pradėti. Tai dabar, Pakartokit, prašau. kad pradėti tyrimą politiko Elgesio kodekso 4 straipsnio pagal 4 tos punktus ir reglamento 78 visi punktai eitų, ką turi, ir 84 punktas. Šitokia apimtis. Tai dabar mes turėtume prašyti. Mes turėtume dabar kreiptis į merą ir paprašyti paaiškinimo šitiems visiems klausimams. O Motiejūno. Aš turėsiu keletą klausimų. Ar mano klausimus galėsite įterpti į tą prašymą? Nu, merui skiriamus. Taip. Aš negausiu. Bet čia būtų iš kitos srities jie. Tai ne, iš tos pačios. Ta prasme, kaip iš kitos srities. Aš turiu, būtent prie šito tyrimo, kelius klausimus, kuriuos norėčiau užduoti ir kad į juos būtų atsakyta lygiai taip pat raštu. Tai ar aš galiu čia, ar man atskirai tai padaryti? Tai kiek jie susiję su šito kreipimusi? Aš čia vardinau, bet kad jie tikrai nugultų į raštą. Jeigu tada pavardink, kas tie klausimai būtų. Nu tai čia tie patys, kokie pasisakančiojo žodžiai ir mintys sukėlė abejonių, dėl kurių nutraukė pasisakymą. Tada kokiais kriterijais vadovaujantis, kai vienu atveju leidžia paklausti tarybos nariui daugiau negu 2 klausimus, o šiuo atveju neleido. Bet viskas į temą, šitie klausimai. Bet tai reglamento 78 punkte yra įdėta, kad 2 klausimai. Tai aš noriu, kad atsakytų meras, kad ne mes jį teisintume ar paaiškintume. Tai jis taip ir atsakys, aišku. Aš juk jums visiems šitą atspausdinau ir kiekvienam įteikiau. Šitie visi klausimai buvo kiekvienam pateikti. Tada posėdėje, atsimenat, buvo įteikta ir merui. Tai kaip aš galiu elgtis, ar man pačiai teikti tą klausimą, ar per tyrimo visai vis. Aš, Rasa, nelabai suprantu jūsų, juk mes dabar priėmėm pradėti tyrimą, ar pažeistas, ar nepažeisti tie, ką mes įvardėjom punktus ir iš reglamento, ir iš kodekso. Ir meras atsakys, pradėję tyrimą, tuos klausimus, jeigu matysim, kad neatsakyta, galėsim ir klausti. Kam dabar čia, aš nelabai suprantu. Gerai, aš ir klausiu, kaip man elgtis. Tai mes negalime nurodyti, ką jis turi pasakyti. Juk mes į posėdį irgi kviesim ir galės dalyvauti, ir jam dalyvaujant galėsit ir paklausti. Jeigu nebus atsakymų. Arba jisai parašys ir nedalyvaus, tai čia mes jo priversti negalim. Nes mes kažkokių papildomų klausimų, kas yra, ko nėra Vaclovo skundė. Neturim nurodyti, ką jis turi atsakyti. Mes neturim nurodyti. Tai jeigu jis ateis, taip, bet mes nenurodom kokius. Mes apimtį davėm ir jis atsako pagal apimtį. Tai dabar mums reikėtų apsibrėžti vėlgi laiką, iki kada meras turėtų pateikti atsakymą, nes nuo to priklausys, kada turėsime sekantį posėdį. Tai, 10 dienų, bent jau kalendorinių, tai tikrai turim duoti. Nes čia įeina ir tarybos posėdis, tai protingumo kažkoks. Spalio 7, dar sekantį savaitę bus. Iki 22-23. Taip, iki spalio 21-22. Ne.
Aš iki 22 sakau, iki trečiadienį. Tai gal iki 21 kokios. 22. Taip, 22. Mhm. Spalio 21 antradienis, ne trečiadienis. Taip. Nu, tai dabar jau. Taip, čia meras turėtų pateikti atsakymą. Tada po mero pateikimo atsakymo mes savaitę pasiplanuosim ir pasižiūrėsim, kur tam būtų tinkamas mūsų posėdžio data. Nes dabar jau reikia numatyti posėdžio datą. Taip. Tai pasižiūrėkit visi dabar spalio 22, 23, nieko mes čia neturim tą savaitę ir nuo 27 jokių čia mes posėdžių kol kas neturim, taip? Taip, posėdžiai prasideda nuo lapkričio 11, komitetas Taip, tai 18 posėdžio. patogesnė data būtų po 27 kokia? Nenusitęskim labai ilgai. Taip, 27 pirmadienis, nu, galim, bet kada 28, jeigu čia antradienis, ar kaip čia kam patogiau. Ar yra pageidavimų dėl datos? Dėl savaitės dienos, pavyzdžiui, antradienis patogiau, Tinka, ar čia antradienis, kitas? trečiadienis, nėra skirtumas. Nėra skirtumo. Ingrida. Tinka bet kuri. Įjunkite mikrofoną, Ingrida. Man diena bet kuri tik valanda, bet po 14. Aha, visos valandos, taip ir kalbėjom apie 15 valandą, kad galėtų dalyvauti tiek ir Rolandas, tiek Jovita. Ingrida, kas? Tinka. Tai 28 ar 29 darom? 28 antradienis. 28 geriau. 28. Gerai. 15 valandą. Taip, ir tada darykime 15 valandą, tada galės prisijungti ir Jovita, ir Rolandas. Tai iš karto darom mišriu būdu ir viskas. Ar tinka mišriu būdu? Taip, tinka ir labai gerai. Būtų labai gerai. Taip, labai gerai. Ar Labai gerai. visiškai nuotoliu daryti? Nes neturi tą paruošimą salės. Nes taip ir salė ir, reiškia, turi informatikai suruošti Zoomą. Tada generacijų, tada paprašymą. Nu, tai čia kaip jau pasitausyti. Kaip? Ar tik nuotoliu, ar mišriu būdu? Visiems tinka bet kaip, ar ne? Nu gerai, tada Tu gal daryti. mišriu. Taip, kam netoli tiek. Gerai, mišriu būdu. Na ir dabar pereinam prie trečio klausimo. Ten, kur yra kiti klausimai. Tai mes iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos gavom, ir jūs visi taip pat gavot, dėl etikos komisijos sprendimų rengimo pasirašyta mero, kad mes, ne mero, atsiprašau, direktoriaus, kad mes, reiškia, nebegausim teisininko paslaugų. Persižiūrėjau ir pasikalbėjau, aš manau, kad reikėtų mums ko gero kreiptis į vyriausią tarnybinės etikos komisiją, su visų tuo raštu persiunčiant, kaip mes turėtume elgtis, kaip mes turėtume paruošti sprendimus, nes mes nesam nei vienas teisinio išsilavinimo turėtojas. Negaliu kalbėti dabar. Paskambinsiu. Tai pasisakykit visais šitais klausimais. Ką jūs mąstot? Jeigu gali, Taip, pritariu jūsų, Ada, siūlymui, kad reikia kreiptis ir tegu išaiškina. Aš manau, kad savivaldybė privalėtų teisininką duoti. Tai gal kreipkimės etikos.
ir padėjimui parengti sprendimus, nes jūs supratot iš paskutinio FTECO rašto, kad teisiškai pagrindžiantys atsakymai visur turi būti teisiškai pagrindžiantys. Mes nesam teisininkai ir tos teisinės kalbos iš tiesų mes tokios neturim. Tai yra be galo sudėtingi dalykai parašyti šitos sprendimus. Čia ginčyje mes turime pakankamai daug visokiausių nuomonių. Na ir dar vieną klausimą prie to turiu, kad vis tik tai aš tarybos posėdžiui rašysiu raštą, kad aš atsisakau etikos komisijos pirmininko posto. Pirmas dalykas, tai be galo daug kainuoja nervų, turi absoliučiai visiems pabandyti taikyti. Tai manau, kad galbūt yra daugiau išmanančių, galinčių ir jaunesnių už mane, tai pergalvokim opoziciją, kas galėtų šitą postą tikrai perimti, dalyvauti etikos komisijos posėdžiuose ir likti šitoj komisijoje neatsisakau, bet vadovauti šitai komisijai iš tikrųjų atsisakau. Tai va čia tokios mano mintys ir eidama į tarybos posėdį aš atnešiu ir savo atsisakymą. Nes O tai jeigu mes nutartume iš karto keisti, ar ne, tai gal ir jau keitimą gali to pačio tarybos posėdžių daryti? Tai ko gero, tą procedūrą reikia prisiminti. Taip. Reikia parašyti. taip, Būtų jau gauta, dabar yra 3, aš atsisakau, Ingrida, jeigu imasi, tai ir viskas. bet čia opozicijos lyderis ir turėtų rašyti tuos dalykus. Aš tiesiog informuoju, kad aš šitą žingsnį tikrai žengsiu. Taip. Turėtume ir apsisakyti. Aš sutinku, kad būtų dokumentai, kurie reikalingi. Čia nereikia visiems prabalsuoti, čia yra opozicijos klausimas. Taip, čia yra opozicijos klausimas. Reikia skaityti savivaldos įstatymą ir reglamentą. Ir reglamentą, ten yra viskas reglamentuota. Taip, taip. O Ada, gal dar palaukit, turim naują tarybos narę, kur atstovauja tai frakcijai, kuri kol kas dabar etikos komisijoje neatstovaujama, galbūt ją paskirs, gal jinai papildys mūsų Skirsit, nutarsit. komisiją. Bet Kol kas tai pozicija, tai prie ko Ada čia visi? Čia opozicija turi Nu, spręsti, taip. ką siūlo į etikos komisijos pirmininkus ir taryba tada priima tą kandidatūrą arba ne, bet dar, Judita, sakau, mūsų... juk pasikeitimus komitetuose paskelbė ir mes žinom, kur nueina mūsų naujoji narė. Ne, jinai Ar eina į komitetą, bet į komisiją tai niekas jai nedraudžia. Niekas nedraudžia, bet tai turėtų paskelbti, kas frakcijos Frakcijai, jos pirmininkas. partijos. Bet aš manau, kad opozicija ir susitars. Ne jos partijos, Opozicija o yra jos ir tam yra, jis frakcijos. susitars ta opozicija. Ką mes čia dabar sprendžiam, tokį klausimą. Taip, prašau. Judita, tai nėra čia ko laukti. Pirmo punkto. Opozicija gali su jie bendrauti, nėra jinai kažkur tai ištremta ar išvežta, į tai gali padaryti pakankamai greitai. Tai viena. Antras punktas, jokių laukimų, nes mes atrodom labai juokingai, kvailai ir visa kita. Prie ko čia juokingai? Su savo to darbu. Nu tai kaip? Tai kai kam tai yra visiškai malonu, kad čia nieko mes neprimam, kad čia stekas mūsų atmeta, panašiai ir taip toliau. Tai ir ant mūsų, o negirdėt per vieną posėdį, vieno tarybos nario. Išformuot komisiją. Tai vadinasi, tie, kurie mes čia susirenkam, reguliariai siūlom kažką nieko vertės. Tai aš su tuo tai nesutinku, čia kiek čia galima laukti. Kiekvienas tenka į savo pusę. Tie to negali, tas to negali, vadovaujasi įstatymai, aš vėl grįžtu, yra Seimo nariai, ne dėl gražumo, kaip Petras sakydavo. Tegul siūlo pakeitimus, savivaldos įstatymą, dar kažkur.
Savivaldos įstatymas Tai kiek čia jau pagal- keičiamas bus. Teisingai. Irgi teisingai. Tai tiek. Bet piktumo, bet prieš tai, viskas. Kiek čia ko lauks? Visiems Tai- laikas yra brangus, pasijungia per nuotolį žmonės ir visa kita. Ingrida imsis, ane? Imsis Ingrida. Laukit. Opoziciją kviečiu rimtai permąstyti. Susirinksim opoziciją ir spręsim, nu prie ko jūs čia Taip, dabar gerai sakot, valdantieji. opozicija ir įsirinks, taip, ko čia prie ko mes, prie ko taip, čia gerai jūs sakot. dabar valdantieji, nu mes susirinksim. Taip, ir man atrodo, posėdį baigiam. Tai ačiū už dalyvavimą posėdėje. Iki sekančių pasimatymų. Taip, ačiū visiems, ačiū Ada jums.